Spręskime tokį uždavinį. Reikia surasti vidurkį mokymosi ir mokamą stipendiją, jeigu vidurkis yra 7 arba daugiau už 7, ir jeigu mažiau už 7, tada stipendija nemokama. Stipendijos dydis, paprasta stipendija yra 200 litų. Iš pradžių susirandam vidurkį, tai yra būtų average funkcija, ir suskaičiuojam visų dalykų vidurkį, turim vidurkį. Dabar, jeigu čia piešinukas yra, jeigu vidurkis yra daugiau, dar čia turėtų būti lygų, daugiau, tai yra vidurkis daugiau lygų už 7, daugiau lygų už 7, tada mokama stipendija. Jeigu ne, tada stipendija yra 0. Jeigu ne, tada stipendija 0. Aišku, kadangi jau čia yra išsiskyrimas, yra loginis dalykas, palyginimas, tai turi būti if funkcija. Einam į ifą, taip, turim if funkciją. Pasiemam vidurkį ir sakom, vidurkis daugiau lygų už 7. Jeigu taip, tada stipendija. Stipendija yra nurodyta 200 litų, tas dydis visiems yra vienodas ir todėl spaudžiam F4. Jeigu nėra, tada yra 0 ir spaudžiam OK. Turim, kad čia mokama stipendija, o čia nemokama. Kitas panašus uždavinys būtų toks. Lygiai tas pats vidurkis ir yra taip. Yra 2 stipendijos, o tiksliau 3 dydžiai stipendijų. Tai yra padidinta stipendija 300, ta paprasta 200 ir aišku negauna stipendijos, tai būtų 0. Tai dabar padidinta stipendija mokama, jei vidurkis daugiau arba lygus 9. Paprasta, jeigu yra tarp 7 ir 9 ir nemokama, jeigu mažesnis už 7. Jeigu čia gerai susirašyta yra, tai vidurkis, jeigu daugiau lygus 9, taip, tada padidinta stipendija. Priešingų atveju, jeigu ne, tada dar kartą tikrinamės, ar vidurkis yra daugiau lygus 7. Jeigu taip, tada paprasta, jeigu ne, 0. Toks yra mūsų sprendimo algoritmas. Ir aišku, pirmą pasiskaičiuojam vidurkį, būtų vidurkis taip, perbraukiam per perbraukiam per visus pažymius, vėl turim pažymius ir dabar sprendžiam, aišku, su ifu sprendžiam stipendijos klausimą. Ifas ir taip. Iš pradžių tikrinam vidurkis, ar yra daugiau lygus 9. Jeigu taip, tada padidinta stipendija. Čia spaudžiam padidintą, kadangi visiems vienoda, tai yra absoliuti koordinatė, F4 nuspaudžiu klavišą, užsideda $. Jeigu ne, tada turėtų šitoj vietoj rašytis naujas ifas. O kad nereikėtų rankom rašyti, tiesiog if, galime rankom rašyti if ir taip toliau. Tada mes dar kartą tokią įsikviesim lentelę ir kaip tokią padaryti. Stovim šičia ir šitoj vietoj aš ieškau ifo, jeigu nerandu tos funkcijos, nebūtinai ifo, čia visoms yra kaip įterpti funkciją į funkciją. Jeigu nerandu, tada yra daugiau funkcijų, bus vėl ta pati lentelė, aš galiu vėl į čia nueiti, vėl ifas ir atsiranda naujas ifas. Jeigu pastebėsim čia, tai čia taip ir rašosi, turėtų gražiai, taip kaip šiuo atveju ir rašytis. Ir dabar vėl iš naujo pradedam tą daryti. Vidurkis yra
daugiau lygu 7. Jeigu taip yra, tada yra paprasta stipendija šičia ir bus, kadangi visiems vienoda, F4, kad būtų absoliuti koordinatė doleriai. Jeigu taip nėra, tada 0 stipendija. Dabar jau galim spausti OK ir turim tokį. Jeigu reikia, galim kažką pataisyti, sakykime, paspaudžiam šitą, aš esu pirmajam ife, matot, yra va taip, čia kur sakiau, rankom galim parašyti. Jeigu man reikia antrai pareguliuoti, aš galiu bakstelti kažkur tarp IF antrojo, turiu tą. Jeigu taip, šičia bakstelsiu. Taip galima vaikščioti tarp funkcijų. Dabar cancel padarysiu ir timtelsiu žemyn, pažiūrėsiu, ar gerai skaičiuoja, liktai viskas tvarkoj, dolerio ženklų neužmiršom, visus ifus surašėm, viskas tvarkoj.